Reklamą galėtume pradėti nuo didelių skaičių, bet jūs tikriausiai jau žinote, kas yra Surfshark. Tai gal tiesiog pažiūrėkite, kokius darbdavys mes esame. Which New Yorker gave up their data for food? So we did something insane in the middle of London. Aplikuokit Surfshark ir dirbk kaip reklamoje. Labas, gegužės 21 dieną su jumis sveikinasi Gabija. Žinias vėl pradėsiu nuo jau nebe pirmą kartą Baltijos šalių budrumą tikrinančių dronų. Klausom ir žiūrim. Į Lietuvą vakar įskridęs ir vėliau iš radarų pradingęs dronas vis dar nerastas. Bepiločio paieškos tęsiamos. Pasak Lietuvos kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Bus pasitelktas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Jei žmonės kažką žino ar mato, tai irgi labai naudinga. Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti su kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Kodėl šurmulį sukėlęs objektas nebuvo numuštas ore? Kariuomenės vadas pasakojo, kad kelis kartus buvo bandoma ant drono užvesti iš Estijos atskridusi naikintuvą, tačiau pilotas dėl tankių debesų jo taip ir nesugebėjo pamatyti vizualiai. Todėl priimtas sprendimas nerizikuoti ir nešauti remiantis tik radarų duomenimis. Tikima, kad jei bepilotis nukrito, tai tikriausiai Varėnos rajone. Šiandien bus ieškoma Marcinkonių seniūnijos teritorijoje ir dar plačiau. Tiesa, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta versijos, kad dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Kaip jau vakar sužinojote, apie skraiduolį mus informavo nedraugiški kaimynai Baltarusiai. Kariuomenės vadas sako, kad nepaisant įtemptų santykių, karštoji linija tarp šalių veikia pastoviai. Ir patikslino, kad kaip draugeliai tikrai nesusiskambina. Kadangi ne viskas vakar veikia idealiai, norint tobulėti, šiandien sušauktas uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, į kurį sukviesti Krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovai. O bėdų buvo. Susisiekimo ministras nors gyrė geležinkelius dėl greitos reakcijos, veikia transporto kompetencijų agentūra. Vedant žmonės į saugias patalpas, paaiškėjo, kad jos yra užkrautos ir paverstos sandėliu. Kritikos gavo ir oro uostai. Paruošti žinutės keleiviam užtruko tiek, kiek vyko, tęsiasi visas įspėjimas, raudonas signalas dėl oro atakos. Taigi dabar bus daroma, kad ateityje nepasikartotų klaidos. Be to, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodė savivaldybėms priedangas padaryti prieinamas. Atsargos pulkininkas Romas Žibas mano, kad reikėtų pagalvoti, o jei dronų būtų dešimtis ar šimtai kaip Ukrainoje, anot jo perspėjimo ir reagavimo sistema turėtų veikti beveik automatiškai. Jis įsitikinęs, kad tikrai turime galimybę susitvarkyti su pavieniais dronais. Tuo tarpu mūsų prezidentas Gitanas Nausėda socialinėme tinkle dėkojo NATO už išreikštą palaikymą, pareikšdamas, kad Baltijos šalių saugumas yra visos Europos saugumas. Šalies lyderis gerų prognozių dėl ateities neturi. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir įskristi į Lietuvos teritoriją ne šiaip dronų, bet kovinių dronų tikimybė didėja ir jį išliks didelė artimiausioje ateityje. Galima sakyti, turėjome puikią treniruotę. Savo ruožtu Europos parlamento lyderiai Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Tuo pačiu paaiškėjo, kad sekmadienio vakarą Utenos rajone rastas nukritęs bei sudužęs dronas buvo ukrainietiškas. Anot Krašto apsaugos ministro, iš šalies erdvę įskridęs objektas buvo dezorientuotas. Beje, Latvijai vėl turi bėdų. Pas juos vėl suskambo oro pavojaus sistemos. Mūsų premjerė nuramino, kad Lietuvai dėl to nėra grėsmės. Vis dėlto jau šios dienos pavakarė dalyje Lietuvos vėl paskelbtas signalas raudona dėl Utenos apskrityje galimai užfiksuoto drono. Gyventojai gavo pranešimus apie oro pavojų ir raginimus ieškotis priedangos. Prezidentas iš esmės teisus, dabar tokie įvykiai gali būti tik dažnesni. O mes nepamirškime, kad apsauga nuo dronų geriausiai veikia skambinant numeriu 1482. Kartu iki pergalės.
Per Maskolių naktinę ataką Ukrainos oro gynyba neutralizavo daugiau kaip 100 dronų iš 116. Vėl kliuvo Dniprui. Per ataką buvo sužeistas vienas žmogus, apgadinti keli gyvenamieji pastatai. Tuo metu Ateš partizanai Sankt Peterburge padegė dizelinį lokomotyvą, sutrikdydami naftos logistiką šiaurės vakarų Rusijoje. Donecko srityje Ukrainos pajėgos sunaikino rusų žemė oras raketų sistemą Buk-M2. Rusijos Samaros srityje ukrainiečių dronai įvedė sankcijas Sizranės naftos perdirbimo gamyklai. Rosneft priklausanti gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių regione. Tuo tarpu Zelenskis patikino, kad Ukraina pasiruošusi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių dėrybų, šį kartą dalyvaujant ir Europai. Bet panašu, kad kacapai vis dar sunkiai suvokia realybę. Pasak Ukrainos prezidento, Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos ir Briansko srities teritorijų. Rusija šias teritorijas vertina kaip galimas kryptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyjivo kryptimi. Dėl viso ko pikto, Zelenskis perspėjo Baltarusiją apie pasekmes, jei ši įsitrauktų į karą. Tuo metu Putinas ėmėsi Vokietijos kanclerio Merco ir bando susilpninti jo pozicijas itin sudėtingų laikotarpių, kai Vokietijos ekonomika buksuoja, o koalicija išsikvėpusi. Kremliaus propagandos mašina Merzą vaizduoja kaip neveiksminga ir atitrūkusi nuo realybės, o kanclerio atsisakymą atkurti energetinius ryšius su Rusija pateikia kaip ekonominę savižudybę. O vokiečiams ekonomika yra antra religija, todėl reaguoja jautriai ir apklausose jau lyderiauja ultranacionalistinė alternatyva Vokietijai, kuri neslepia simpatijų Putinui. Tačiau ir Lietuvoje hibridinės atakos vyksta pilnu pajėgumu. Internete jau sklinda legenda, neva Britai prieš 30 metų siekė engti rusus mūsų regione ir taip išprovokuoti Rusijos puolimą, o NATO esą ketino atsakyti tuo pačiu. Bet pas kacapus visada taip. Jie lyg pasiutę šunys ir visus aplink puola, o kalti anglosaksai, masonai arba driežažmogiai. Į parlamentą po protestų ir itin ilgų projekto svarstymų kultūros komitete grįžta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisų svarstymas. Kad klausimas ypatingos reikšmės rodo tai, kad jam suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Projekto reikšmė įspūdinga. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti šio įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Iš viso projektui buvo registruota beveik pora šimtų Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų per 40 Seimo Teisės departamento pastabų. Ir žinoma, neapsieita be protestų už laisvą žodį, kurių metu rinkosi daugiatūkstantinės minios. Svarstydamas darbo grupės parengtas LRT įstatymo pataisas, kultūros komitetas jas gerokai pakoregavo. Kas naujo? Naujai suformuluota LRT misija, nutarta steigti LRT valdybą, didinamas tarybos nuo 12 iki 15 narių skaičius, sutrumpinta tarybos narių kadencija, siūloma generalinį direktorių atleidinėti slaptu ar atviru balsavimu. Opozicija nepritarė tam, ką kultūros komitetas nusprendė. Jie pateikė atskirąją nuomonę. Kaip sakė vienas iš LRT darbo grupės narių, todėl raginu šios dienos projektui iš esmės nepritarti ir palikti jam tą patį likimą, kuris ištiko ir Nuodėgulio likimą. Priminsiu, kad Nuodėgulys yra Agnės Širinskienės katinas, per filibusterį netikėtai įrašytas į įstatymo projektą. O filibusteris yra procedūrinis vilkinimas, kurį opozicija pasitelkė kovai prieš valdančiųjų buldozerį. Beje, valdančiųjų balsais kultūros komitetas nutarė nekeisti darbo grupės pasiūlytų LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Todėl opozicija paprašė parodyti, kas buvo atsakyta į klausimus užduotus komisijos. O Zuokas sakė: nėra jokios realios grėsmės laisvam žodžiui Lietuvoje. Supratot? Jei jau Zuokas pasakė, tai tikrai galim būti ramus. Blitz naujienos. Į Seimą neseniai grįžusi Vilija Targamadzė palieka Demokratų frakciją vardan Lietuvos. Politikė teigia tokį sprendimą priėmusi todėl, kad negavo vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete, nors pasak jos, būtent dėl galimybės dirbti švietimo srityje sugrįžo į parlamentą. Targamadzė nutarė jungtis prie socdemų. Tuo metu vardan lietuvininkų frakcijos seniūnas Lukas Savickas teigia apie sprendimą sužinojęs iš žiniasklaidos ir tokį žingsnį pavadino nebendruomenišku. Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo pripažino buvusi Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį. Jam skirta 20 000 eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje, o kartu nuteistam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui skirta 15 000 eurų bauda ir toks pat draudimas dirbti valstybės tarnyboje. Teismas nustatė, kad dantų netekimas nebuvo susijęs su tarnyba, tačiau siekiant gydymo išlaidas padengti valstybės lėšomis buvo suklastoti dokumentai. Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti
būti skundžiamas. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo. Tai reiškia, kad į Lietuvą nebus galima įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Prezidentas teigia, kad anksčiau priimtas įstatymas būtų sudaręs galimybę tokiems laivams įplaukti, jei tai neprieštarautų nacionalinio saugumo interesams, tačiau jo vertinimu tai prieštarauja konstitucijai. Bet nepaisant įtemptų naujienų, linkiu šiam po darbų atsipalaiduoti. Savaitgalis jau arti, metas ruoštis linksmybėms. Komentarų apžvalga. Po vakarykštę laidą komentaruose Mr. Serera stebisi, kad Klaipėdoje nebuvo jokių pranešimų ir jokio pavojaus. Ir dar sako, kad kitą kartą visi lėks į pajūrį, kad nereikėtų į priedangas. Pone Serera, o kas bus, jei bepilotis skris virš Klaipėdos? Tuo tarpu daugybė žmonių pamatė valdžios atstovų evakuacijos nuotraukas, nustebo išvydę jau kurį laiką priedangoje besislepianti prezidento patarėja Frederiką Jansoną. Ponaitis patarėjas, galima sakyti, iš priedangos į priedangą. Tiek žinių šiandien. Čia buvo Gabija. Myliu, bučiuoju, iki.